Sveiki, esu Danas, D-Style projektai vadovas ir kartu su kolegė Ieva, D-Style projektų pardavimo vadovė. Norime jums pristatyti ir parodyti didžiausią mūsų kaip D-Style projektai objektą – AC Hotel Vilnius bei Marriott. Šio objekto suma siekia kone 2 milijonus eurų. Mes įrengėme 270 kambarių, pilnai apstatėme baldais, įrengėme bendras erdves. Tai, kad man teko didžiausia projekto ir sunkiausia dalis, tai yra pasirašinėti sutartis, skaičiuoti pinigus, finansus dėlioti, kur tuos avansus išleisti. O Ieva, ką darei tu šiame projekte? Aš šiame projekte iš tikrųjų dirbau ir turėjau keletą netgi bemiegių naktų. Turėjom labai daug mažų ir didelių kasdienių iššūkių, kaip pavyzdžiui efektyviai iškrauti 20 vilkikų, gerai sunešti baldus į kambarius, užtikrinti, kad baldai būtų laiku surinkti, kaip iškrauti 500 kėdžių ir jas sunešti į kiekvieną kambarį ir kaip užtikrinti, kad dienos gale visi būtų laimingi ir patenkinti galutiniu rezultatu. Tai ką, žiūrovai, kviečiame kartu pasižiūrėti, ką mums čia pavyko padaryti. Eime? Didelis dėmesys buvo skirtas praktiškumui ir komfortui. Tam ir buvo pasirinktas Natuzzi Italija gamintojas. Jo dvi pagrindinės savybės yra komfortas ir praktiškumas. Audiniai virš 100 000 martingale testų. Ką tai reiškia? Kad 100 000 kartų gali prisiliesti, atsisėsti žmogus ir nekeičia audinys savo savybių. Kitas gamintojas Furdinova. Nereikia kilnoti visos kėdės, o užtenka tiesiog pasukti, atsisėsti ir mėgautis. Kitas populiarus italų gamintojas Castellana Italia, irgi panaudotas ne kartą šiame projekte, turi preciziškumą savo detalėms ir funkcionalumui. Lengvų rankos mostų galime viršutinę stiklinę staliuko dalį apsukti net 360 laipsnių.